Nes išeina tada taip, jeigu aš laukiu, kad kitas pasakytų kažką tai man, reiškia, aš esu priklausoma nuo jo. Ir kai jisai nieko man nesako, aš jaučiuosi tokia, aš tiek stengiausi, tiek aš čia taip pošiaus, nieks nemato, ta prasme. Tai kam aš tai dariau? Vat ir klausimas, tai kam tu tai darai? A tu tai darai dėl savęs, a tu tai darai dėl kitų? Ir šiuo atveju akivaizdu yra tai daroma dėl kitų, kad kiti paliaupsintų kažkaip tai, va, papūskit mane, ne? Bet čia reikia labai pasižiūrėti į save ir kodėl aš tai darau, kodėl aš stengiuosi, vat kaip rašo, nepastebi, kas gražu. O gal jam kiti dalykai gražus, kiti negu jums gražus dalykai yra. Kodėl jisai turi matyti taip, kaip matot jūs. Jūs turite suprasti, kad tai yra kitas žmogus ir jisai mato savomis akimis, per savo prizmę, per savo suvokimą. Ir jis, tiesa, nežinau, gal negirdėjot, kad visi žmonės gyvena savose pasauliuose. Ir mums atrodo, kad mes gyvenam vienam pasauliu visi, bet iš tikrųjų mes viską matom skirtingai. Mes kaip iš skirtingų pasaulių, va kiek milijardų žmonių yra, tiek milijardų pasaulių ir yra.